Didžiųjų metų švenčių belaukiant, Klaipėda tampa dar šiek tiek stebuklingesnė. Danės skvere, pačioje miesto širdyje, nušvito erdvė, kakės makės šviesų parkas. Čia tarp upės ir senamiesčio gatvelių įsikūrė daugiau nei 100 šviesos instaliacijų, perkelusių populiarių Linos Žutautaitės knygų pasaulį į tikrą, apčiuopiamą patirtį. Parkas kurtas kaip dovana miesto vaikams, tačiau jį traukia ne tik jie. Romantiškai nusiteikusios poros, senjorai ir turistai čia randa vietų, kur šviesos dera su Klaipėdos dvasia ir be kelių minučių žiemos vakaro atmosfera. Šalia vaikštantis praeiviai sustoja, įsitraukia telefonus, o skvero kampai akimirkai tampa mažomis fotosesijų aikštelėmis. Iš pradžių kai kurie pranešimai minėjo, jog parko lankymas bus mokamas, buvo skelbiama 5 eurų bilieto kaina žmogui. Tačiau vėliau buvo pranešta, kad parkas yra visiškai nemokamas visiems lankytojams. Nuo lapkričio 15 iki gruodžio 21 dienos parkas veikia nuo ketvirtadienio iki sekmadienio vakarais, o nuo gruodžio 22 iki pat sausio 4 dienos veiks kiekvieną vakarą, išskyrus gruodžio 24 dieną. Tad drąsiai galime sakyti, jog Danės skveras šiuo laikotarpiu tapo vieta, kur Klaipėda prisimena, ką reiškia tikėti kalėdomis, ar bent jau stebuklu, kuris nutinka sutemus. Beje, apie stebuklus. Dar vienas nemažiau svarbus įvykis – tai pilies bokšto atidarymas. Po ilgo laukimo, dar lapkričio 14 dieną, atkurto pilies didžiojo bokšto duris atsivėrė lankytojams. Tad nuo šiol 45,5 metrų aukščio statinį, kurio restauracija truko kelerius metus, galėsime apžiūrėti ir viduje, ką dar būtinai padarysime ir savo reportažuose. Bokšte įrengtos apžvalgos aikštelės, liftas ir išsaugotas autentiškas rūsio grindinys. Savivaldybė planuoja idėjų konkursą, kuris padės nuspręsti, kaip ateityje įveiklinti šį istorinį objektą. O mes be konkurso komentarų skiltyje laukiame jūsų idėjų, kaip įveiklinti vidinės šios svarbaus Klaipėdos kultūrai akcento erdves. Ir žinoma, tikimės, jog mūsų visuomeniniais pagrindais veikiančią idėją kurti Klaipėdos istorijos akimirkas internete palaikysite savo virtualiais pirštais aukštyn. Ačiū, kad esate su Klaipėda TV.